Sveiki visi. Na ką, sveiki visi ir aš parodysiu, kaip galima padaryti 360 laipsnių patranką. Iš pradžių ją prademonstruosiu. Čia sukišam visur TNT. Šita patranka labai faina, nes ji paima ir į visas pusės TNT ištaško. Ir to yra labai įdomi. Statymas, nežinau, gal toks vidutiniškai sunkus. Va, kad iš toliau parodysiu, kad jūs matytume geriau. Ir va, į visas pusės išsitaško. Na gerai, o dabar eikime prie to, kaip ją reikia statytis. Mums reiks stone slabo. Taip 6 ant 6 padarom tokią kažkokią skylę. Neįsivaizduoju. Gerai. Blem, blogai. Čia va. O, jau suklydau. Reik, va taip, va, į kampus supilti vandenį. Pasiemam. Ir padarom 5 aukščio. Čia viską nukertam. Dabar taip padarom. Čia turėtų būti 8 ant 8. Gerai. Toliau. Pasiemam, taip sumažinam. Čia turės duobė būti 4 ant 4. Pati duobė 2 ant 2. Ir toj nusistatysim dieną. Gerai. Čia taip sudedam. O ne, jau truputį suklydau. Reik antro 2 aukščio padaryti, nes gali būti kitaip, kad TNT susilies ir bus bad luck. Dabar ant redstone dedam. Irgi 2 aukščio. Ir tokią patranką galim padaryti 2 arba 3 tokių aukštų. Jau, buvau bandęs su 4, ten nedasiekė jau redstone'as. Ir po to paskutinį TNT vėliau užsidega. Ir būna žiauriai blogai. Gerai, dabar reikia mums pasidaryti platformą. 4 ilgio. 4 ant 8 turėtų būti. Statom. Nežinau, ar spėsiu padaryti, bet žiauriai paskubėsiu. Ir dabar reikia, kad į tą platformą atsisuktų toks kaip šitas dalykas. Ir turiu dabar viską padaryti, kad kiekvienas šitas dalykėlis, kiekvienas iš šitų susiliestų. Kiekvienas, kad turėtų prieigą. O dabar pasižiūrim. Taip. Ir čia reikia prakirsti bloką. Čia mes padėsim. Jo, čia suveikia gerai. Ne, šiaip reikia. Blemba, sufeilinau jau. Taip. Ir taip. Čia reikia dėti mygtuką. Gerai, dabar taip sueinam, kad šitas blokas būtų perėjęs šitą. Čia visur sudedam redstone'ą. Taip vat. Jeigu gerai padarė esat, tai reiškia, tai jums iškart viskas suveiks. Čia taip padarom. Taip. Nuvedam iki pačio galo. Vieną taip. Ir dabar 5 redstone repeaterius. Po to redstone. 2 repeaterius taip. Ir man atrodo, kad aš jau viską esu padaręs. Gerai. Pažiūrim, ar suveikia viskas.
Ne viską. Reik ant visų repeaterių ant 3 užmesti. Dabar patikrinam. Gerai, tie suveikė. Ok. Kaip tik. Taip, man atrodo, viską esu padaręs. Nu ir dabar žiūrim. Nu, bet aš nustatysiu, kad į tą pusę nešautų, nes... Nežinau, kažkaip nesinori tą patranką. Ai, karoči, nerūpi. Jau dar vieną turiu. Susprogdinsim tą. Čia galima į kokią nori pusę dėt TNT. Galit nusistatyti, kad tarkim tik į šitą, jeigu ką nors norite ištaškyti, ant ko esat džiauriai supykęs. Arba su drauga. Nu va, ir tai čia TNT išsprogdins to truputį. Nu nieko tokio, va. Ačiū už dėmesį. Like, subscribe, comment ir ate.